Praeitą savaitę kalbėjau apie Babelės bokštą, viskai buvo tokia pertraukėlė pirmo laiško korintiečiams. Ir šiandien norėčiau pratęsti. Trečias skyrius, pirmas laiškas korintiečiams, trečias skyrius, nes ten palikome. Ir šiandien norim paskaityti nuo 10 iki 15 eilutės. Nuo 10 iki 15 eilutės, trečios skyrius, pirmas laiškas korintiečiams. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Šitas laiškas yra parašytas jaunai tokiai bažnyčiai, dvasinė prasme nesubrendusiai, ir Paulius kalba apie tai trečiame skyriuje nuo pirmos eilutės. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasinėms, bet kaip kūniškiams, kaip kūdikiams Kristuje. Ir darau prielaidą, kad šitame laiške tokių labai gilių teologinių, tokių tiesų užslėptų jiems Korinto bažnyčios tikintiesiems Paulius neuždarys, bet jisai stengiasi kalbėti paprastai, vaizdžiai, kad jie suprastų, ką jis nori pasakyti. Ir šitos rašto vietos aiškinimą aš tiesiog darau tokį lengvą, labai giliai nekapstau. Tiesiog darydamas prielaidą, kad jie neseniai tikėję, dar tik pradėjo sekti Kristumi ir daug gilių tiesų galbūt ir negali suprasti, ir jiems reikia korintiečiams kalbėti taip paprastai, laiškas parašytas. Tikiu, kad taip, ir reikėtų interpretuoti, būtent atsižvelgiant į tai. Tai ką šiandien aš matau iš šitos rašto vietos, tai gyvenimo kryptis. Tiesiog kokia tikinčiojo gyvenimo kryptis, kalba apie tai. Ir atminkime, kad mirsime, kad bus laikas, kad gyvenimas pasibaigs ir stosime prieš Dievą. Ir su tokia nuostata tada norėčiau ir pajudėti. Nuo 10 eilutės. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš kaip išmintingas statybos vadovas. Paulius viską darė Korinte iš Dievo malonės, šitą jau kalbėjau praeitus kartus, kad Dievas jam įdėjo šitą tarnystę, jį palaikė Korinte irgi iš savo malonės, šventosios dvasios vedimu, gavo prieiškimą, kad šitame mieste daugelį yra maniškių. Ir sako, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Apaštalas Paulius, jis skaičiuojama virš 14 bažnyčių įkūrė iš viso. Ir čia viena iš tų bažnyčių yra jo kaip įkurtų. Ir kaip jisai padėjo tą pamatą, klausimas. Kokiu būdu, kokiomis medžiagomis. Jis ateidavo į miestą, ir aišku, Dievo vedamas. Buvo šventosios dvasios vedimas jo gyvenime. Ateidavo į miestą ir jis pamokslaudavo, kalbėdavo. Viešose vietose, kur žmonės rinkdavosi, ten ir kalbėdavo. Šis būdas šiuo metu yra toks keistas, ir tas viešas toks kalbėjimas, tarkim, dabar į Alytaus centrinę gatvę, ten kur Rotušės aikštė, jeigu pradėčiau pamokslauti, tai mažiausiai keistų mane palaikytų. Bet kai kur yra praktikuojamas. Mes, kaip gyvenom Anglijoje, buvom didesnė mieste, Česterį, ėjom gatve, ten prekybų gatvė, prekybos vien tik parduotuvės iš dešinės ir kairės ir stambus prekiniai vardai ir girdim kažkas rėkia
rėkia ir vyras tiesiog pamokslauja Dievo žodį, Bibliją pasiėmęs ir pamokslauja. Tiesiog eina jis ir pamokslauja. Ir, aišku, ten toj gatvėje buvo ir kitų tokių uždarbiautojų, ten, žinau, kaip žmogus nusidažo sidabrinę ar auksinę spalvą ir sustingsta ir nejuda, nu, tai kažkas groja kampe ir lagaminas atidarytas, buvo tokių ir būtent tas. Ir manau, Paulius naudojo tą senovinį būdą, būtent skelbti Dievo žodį susirinkimo vietose ir gatvėse, ir jisai skelbdavo. Matome, kaip Lidija jisai susitiko prie upelio ir tose vietose, kur rinkdavosi žmonės ir tie, kurie klausėsi ir išgirdo. Ir šiomis dienomis tos bažnyčios yra įkūriamos taip pačiai, skelbiant Dievo žodį. Tiesiog pamokslaujant, Dievo žodį kalbant. Bet tas pamokslavimas truputėlį jau ir iš tų centrinių miesto gatvių pasikeitęs ir per socialinius tinklus vyksta, dabar sakoma, per pažintis, per artimus santykius su artimais žmonėmis. Artimais tai prasme, kad pažįsti kaimynas, ten gal giminaitis, gal kažkur tai kažkokią tai bendrą veiklą turite ir taip yra skelbiamas Dievo žodis. Kiti internete tikrai nemažai randa informacijos, pamokslų, kas nori. Facebookas, Instagramas, YouTube'as, daug kur tos informacijos yra. Ir taip kuriasi tos vietinės bendruomenės. Pavyzdžiui, Balbieške mes darėme ten keletą tokių susirinkimų, Alfa kursą tokį darėme ir kvietėme Balbieškio žmonės ateiti. Varėnoje vyksta, bibliotekoje iš pradžių pradėjo vykti, irgi kvietė žmonės. Ta veikla neapsijima vien tik tais internetinė, bet jinai ir materializuojasi, tie žmonės susieina į vieną vietą ir taip yra tos bažnyčios pradedamos. Ir taip Paulius dėjo pamatus jų gyvenime. Būtent per Dievo žodį, o jau kaip dabar būdas, kaip tas pasireiškimas, atsižvelgiant į dabartinius laikus. Dabar turime tas technologijas. Tai su tom technologijom šiandien draugaujama šitų reikalų. Kitas dalykas, čia sakoma, tegul kiekvienas žiūri kaip stato. Aš padėjau pamatą, o dabar jūs žiūrit, tegul kiekvienas žiūri kaip stato. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Paulius kalbėjo jiems Dievo žodį, paskelbė ir dabar jų atsakomybė, kaip jie į tai sureaguos. Jie įtikėjo, bet Paulius neatsakingas už jų kaip čia dabar pasakyti, kad Paulius negali imtis veiksmų atsivertimo iš kažkokios tai nuodėmės ar paklusnumo Dievui. Paulius negali nieko daryti už juos. Jie patys turi imtis veiksmų, patys turi pradėti vaikščioti tikėjimo keliu. Gal tokį pavyzdį turiu, tai kaip yra pas mus gan populiari gaji tokia mintis, kad jeigu yra giminėje vienas kunigas, tikintis, dievotas žmogus, tai kadangi aš jo giminaitis arba jis yra mano geras draugas, tai gal ir aš būsiu išgelbėtas arba kažkaip jis ten mane užtars po mirties. Tai va šita vieta ir sako, kad tegul kiekvienas žiūri kaip stato, kad tas tikintis žmogus, jis gali tik dėti pamatus, gali laistyti kaip Dievo bendradarbis, gali padėti tavo gyvenime, bet žmogus tik savo tikėjimu yra išgelbstimas ir auga tik savo asmeniniu tikėjimu. Ir kiekvienas turi žiūrėti toliau, kaip jis elgiasi su gauta žinia, su gauta informacija. Taigi, tegul kiekvienas žiūri, kaip stato, kaip jisai reaguoja į tą. Toksai pavyzdys dar užsirašiau. Čia kalbama apie
fizinį pamatą, apie fizinius dalykus. Ir įsivaizduokite, tą pavyzdį, Kalifornijoje, čia mažai reikia įsivaizduoti, neseniai buvo. Kalifornijoje buvo didžiulis gaisras ir sudegino labai daug brangių namų. Ten iš tokio išskirtiniai vietoje vyko tas gaisras. Ir įsivaizduokite, tie namai buvo statyti kažkokių rangovų. Kažkas padėjo ten tuose pamatą tuose namuose, prieš statant namą pamatą padeda, paskui jau stato ant to. Ir rangovas padėjo pamatą, atėjo gaisras ir sudegė tas namas. Ir dabar namo šeimininkas, kadangi neseniai namas pastatytas, sako, tas, kas dėjo pamatą, tas kaltas. Tu sako, čia negeroj vietoj padėjai tą pamatą, negeras pamatas ir tu kaltas dėl to gaisro, kad mano namai sudegė, tu kaltas. Absurdas gaunasi. Taigi ir mūsų gyvenime, kada skelbiamas Dievo žodis, mes sureaguojame, priimame tą žinią ir mes esame atsakingi, ką mes toliau su ją darysime, ką mes išėję ir šiandien ir kitoj savaitėje mes atsakingi, ką mes darysime su Dievo žodžiu, kaip mes jį reaguosime. Iš esmės, tikiu, kad šita rašto vieta tą ir sako. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Paulius padėjo pamatą. Toliau 11 eilutė yra irgi tokia sunkiai suprantama. Tai juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Ir visi, taigi suprantama, atrodo suprantama, kad kaip čia dabar dėsi kitą pamatą, jeigu Jėzus Kristus padėtas, jau paskelbtas, tai kokį čia dar kitą pamatą. Ir aš pasižiūrėjau originalo kalboje, kaip tai parašyta, nes man taip atrodė sudėtinga tą suvokti. Tai šiaip pažodžiui žiūrint, šita eilutė skamba, kad juk niekas negali dėti šalia kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Yra graikų kalboje žodis naudojamas para, graikiškai. Pas mus tiesiog jisai nededamas, tiesiog sakoma, kad negali dėti kito pamato, nes jau padėtas. Bet yra žodis graikų kalboje, kuris reiškia kito, dar šalia, dar vieno, negali padėti to pamato. Ir kodėl tai yra svarbu? Ir kodėl sakoma, kad negali dėti. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad neleidžiama dėti kito pamato, ar kad neįmanoma padėti kito pamato? Kame tai yra prasmė? Ir manau, kad reikšmė yra ta, kad tu negali pradėti sekti kito pavyzdžio apart Jėzaus Kristaus. Paulius paskelbė jiems Evangeliją, 15 skyriuje ta Evangelija yra išdėstyta šito pačio laiško. Broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte, ir kurioje stovite, ir kurią esate išgelbėti, jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir kad jis buvo palaidotas ir kad prisikėlė 3 dieną pagal raštus ir kad jis pasirodė Kefui, o po to 12. Ir Jėzus yra tas pamatas ir jo Evangelija, jo atliktas darbas, jo asmenybė atėjo iš Senojo testamento, būtent išgelbėjimas per Izraelio tautą, per žydus atėjo mums išgelbėjimas. Ir sakoma, kad į tai reikia grįžti, pamatas yra tai. Ir jeigu yra problemų, grįžkime į šitą. Ir sakoma, kad iš esmės šita eilutė 11 sako, kad negalima sekti jokių kitų pavyzdžių. Aš parodžiau jums pagrindą, pamatą, kad Evangelija, Jėzus Kristus yra pagrindas ir pamatas. Ir sako, neįmanoma, sako, jeigu jūs įtikėjote šitą Evangeliją, šitą Kristų įtikėjote, jūs negalite kitaip. Tada viskas. Ir todėl, manau, sakoma, negalite dėti kito pamato, būtent, kad Evangelija yra labai reikalaujanti, labai
labai reikalaujanti priimti atsakomybę. Būtent jeigu tu dedi kitą pamatą savo gyvenime, tai klausimas tada, kaip tu įtikėjai. Nes Evangelijoje ir žinioje apie Jėzų kviečiama pasirinkti. Štai Dievas už tave viską padarė ir kviečia pasirinkti tau. Tikėk ir būk išgelbėtas. Ir jeigu mes pradedam remtis arba žmogus galvoja, kad gerai, tikiu Jėzumi, bet galbūt ir dar yra čia kitokių kelių, kažkaip tai kitaip, tai reiškia neįtikėjai. Reiškia, tu dar netiki. Nes mes turime kaip tą įtikėjimo tokį apibendrinimą atgailos maldą. Būtent atgailos malda sako, būk mano gelbėtojas ir viešpats. Būk tu. Aš pavedu tau visą savo gyvenimą į tavo mylinčias rankas. Paskui Jono pirmas skyrius, pirmame skyriuje sakoma, kad visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Ir čia nurodo į gimimą iš aukšto. Ir negali būti, kad žmogus galbūt gimė, galbūt negimė. Arba gimė, arba negimė. Čia kaip, atsimenu, kažkurio vaiko mes laukėmės, sakau, žmonai darėsi nėštumo testas. Sakau, kaip ten rodo? Sako, atrodo, kaip jinai sako, rodo, kad laukiuosi. Tai sakau, čia nelabai matyti. Sako, žinok, sako, negali būti truputį. Arba laukiuosi, arba nesilaukiu. Ir sako, rodo, kad ten nelabai ryškėti, žinot, juostelė ten būna. Tai man įstrigo tas, kad, galvoju, arba laukis. Jeigu rodo, kad taip, tai reiškia, taip ir yra, o negali būti truputėlį. Tai va su gimimu yra, kad jeigu mes įtikėjome, tai gimėme iš naujo, tai gimėme iš naujo. Negali būti truputėlį arba gimėjai, arba negimėjai. Paskui su antspaudu, sako, jūs esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią. Tai antspaudą arba padėjo, arba nepadėjo. Būna tokių atvejų, kad padeda ir kampas antspaudo matosi, kad padėtas, bet galbūt, manau, Dievas turi pakankamai rašalo ir jau padeda tą antspaudą, tai arba padėjo tą antspaudą, arba nepadėjo. Ir dar sako, mes gavome šventąją dvasią kaip užstatą. Tai arba gavome, arba negavome. Tiesiog nėra taip, kad galbūt. Ir čia ir sakoma 11 eilutėje, kad sako, jūs negalima dėti kito pamato, tai tik tą, kuris padėtas, viskas. Jeigu žmogus atgimė iš aukšto, jis turi tik tai šitą kelią ir negalima tada dėti visai kito pamato, nes gaunasi, kad tu grįžti tada, aš nesuprantu tada, jei tu atsiverti tikrai įtikėjai, viskas tada. Arba tada, jeigu grįžti ir seki visokiausius keistus dalykus dvasinius, tai tada neįtikėjai. Ir dabar turime mes šiomis dienomis, tai turime tų keistų tokių dalykų, kur žmogus sako, aš ir krikščionis ir užsiimu dar visokiais kitais dalykais. Turiu omenyje New Age. New Age'as tai čia tokia religijos toksai miksas 20 amžiaus atsiradęs, 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, apie jį paskaitysiu ir suprasit, apie ką turiu galvoje. New Age lietuviškai. Taip pat kartais vadinamas naujoji era, dvasinės naujojo amžiaus krypties ar tiesiog naujasis amžius. Susiformavo 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje kaip įvairialypis dvasinis ir kultūrinis srautas. Tai ne religija įprasta prasme, o veikiau laisvai susijusių įsitikinimų, praktikų ir pasaulėjautos mišinys, kuris leidžia kiekvienam savarankiškai rinktis nuo kristalų terapijos ir čakrų harmonizavimo iki astrologijos, sąmoningo kvėpavimo ar rytų filosofijų. Šis judėjimas neretai vadinamas dvasiniu prekybos centru, kuriame kiekvienas pasirenka tai, kas jam tuo metu artima. Jo širdis, vidinis tobulėjimas, sąmoningas gyvenimas, gamtos ribų pajauta ir holistinis
visuminis požiūris į žmogų bei pasaulį. Šis judėjimas paveikė šiuolaikinę kultūrą, populiarindamas jogos, meditacijos, alternatyvios medicinos ir ekologinio sąmoningumo idėjas. Jis taip pat skatino dvasinis, bet nereligingas požiūris, kabutėse dvasinis, bet nereligingas požiūris, kuris tapo populiarus tarp tų, kurie ieško alternatyvių dvasinių kelių. Tačiau judėjimas sulaukė kritikos dėl kultūrinio apropriacijos, komercializacijos ir mokslinio pagrįstumo stokos. Žmonės priklausantys New Age idėjoms dažnai užsiima meditacija, joga, kristalų gydymu, astrologija ir taro kortų skaitimu. Šios praktikos skirtos savęs pažinimui, vidiniai ramybei ir ryšiui su aukštesniomis jėgomis. Ir dėl ko sakau, kad populiaru ir dabar tai yra. Tai dabar tas naujas prekybos tinklas, buitinės technikos, tai matom, kad sėdi Alison, dabar susikūrė, sėdi ir užsiima būtent tą New Age praktiką, joga. Tiesiog sėdi toj pozicijoje ir užsiima. Taip pat mes ir meldžiamės, jau kelis kartus meldėmės už vieno pastoriaus sūnų, kuris yra tame judėjime. Tai ir aš pats tarnauju Dievui kaip pastoriui ir pats turiu tris sūnus. Ir tai liečia, nes liečia mane, nes matome, kad žmonės, kurie patyrė kažką, girdėjo apie Dievo žodį, ir jeigu nebuvo padėtas pamatas Kristus, jie gali nukrypti tada į visus šitus kitus dalykus, kur nėra augimo iš tikrųjų Dieve, kur pamatai yra visiškai kiti. Ir kur neįmanoma būti ir krikščioniui ir dėti tuos kitus pamatus, kaip čia parašyta. Ir nuo pradžių šventajame rašte, kada skaitome, tai matome, kad Jokūbas, kuomet jisai atsivertė, grįždamas iš Labano pas brolį, jie apsivalė nuo stabų. Jokūbas pats atsivertė, jo žmonos ten sudėjo tuos stabus, atsikratė visko. Paskui Izraelis, kai išėjo, jie viso to irgi atsikratė, turėjo atsikratyti, kai kas neatsikratė ir neįėjo į pažadėtąją žemę. Ir mes raginami turėti tik vieną pamatą. Ir sako, neįmanoma dėti kito pamato. Tai visų pirma, kad tik Kristus, tik Evangelija ir tik per šventą raštą išgelbėjimas iš Dievo malonės. O šitas yra pamatas ir Paulius padėjo. Nes jeigu pasitikima dar kažkuo, tai yra pridedama prie Dievo malonės. Sakoma, ne, dar tau reikia čia kažką tai daryti, ar ieškoti Dievo kitokiais būdais, negu nurodyta šventame rašte. Ir tada gaunasi, kad tai kuo mes tada pasitikime, iš tikrųjų klausimas. Ir paskutinis, ketvirtas dalykas, matau nuo 12 eilutės jau iki 15, dar 15 pažiūrėsiu. Galima sakyti paskutinis. Tai paskaitysiu. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Matome, kad statyba ant Kristaus asmens vyksta dviejomis, galima sakyti, dviejomis medžiagomis. Vienos išliekančios, o kitos degančios. Ir ta statyba tai rodo į mus į mus pačius. Ir kad mes patys panašėtume į Kristų, mes augtume ir jo bruožai, jo charakteris atsiskleistų mumyse. Aš jau užbėgant už akių atskleidžiu, kas tai yra. Kad tai yra vidinis tas statymas, kad mes būtume
išugdyti panašus į gelbėtoją, kad Dievas, veikdamas per šventąją dvasią, mus tobulintų. Gerai, tai kodėl aš taip sakau? Todėl, kad Jėzus, kuomet vaikščiojo, matome, kad jisai darė stebuklų daug. Vienas buvo toks minimas Evangelijose, pamaitino 5000. Ir žmonės, kai kurie sekė paskui jį ir sako, kad mes tavęs ieškojame, kur tu čia buvai, net su valtimis atplaukė į kitą krantą. Ir Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, čia skaitau Jono 6:26. Iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Jis pamaitino, bet svarbiausia buvo, kad jie išgirstų Evangeliją, kad jie pažintų gelbėtoją. Svarbiausia žinia. Ir šiandien yra svarbu pamaitinti žmonės, kad jie būtų apsirengę, bet jeigu tik pasiliekame tik karito lygyje, tiesiog karitas yra gerai, viskas gerai, jie tikrai padeda vargstantiems, bet dabar aš, jeigu eičiau vien tik tuo, sakyčiau, aš statau iš aukso ir sidabro, kadangi aš karite ir aš tikiuosi, kad gausiu didelį atlygį. Ir ne, žinokit, taip nėra. Nors atrodo tikrai labai gera veikla, bet kas yra, kad kai kurie žmonės tikrai tik eina to materialinio gerbūvio ir Dievo iš tikrųjų nereikia. Ir aš esu dalyvavęs maisto ir banko tose akcijos ir kai kurie ateina net pikti pasiimti to davinio, todėl kad reikia ateiti į bažnyčią ir pamokslą reikia išklausyti, evangelinį, ir būna pasipiktinę. Ir, ten tarnauja tikrai stipraus tikėjimo žmonės su maisto banko tais daviniais, žinokit, nes galvojo Dieve ir daro jie vis tiek ir paskelbė evangeliją ir ginčių buvo. Kas dar jo pastorius minėjo, sako, kodėl atėjo žmogus ir jie sako, kodėl aš dar turiu, sako, atėjęs čia maisto klausyti pamokslą ir kodėl jūs man negali duoti. Ir paaiškino, sako, mes surinkam su tokia sąlyga ir duodame, kad, sako, mes galim ir nerinkti, sako, šito maisto visai. Sako, mes laisvi, mes, sako, tiesiog tai darome, matydami viltį, kad labiausiai reikia žmogui dvasinio maisto, o mes šitą fizinį duodam kaip progą ir duodam pirmiausia tai, kas yra tikrai gelbsti ir kas tikrai palaimins, o paskui duodam fizinio. Sako, mes su tokia mintim tai darome, o ne kad tik duoti jums to fizinio maisto. Žodžiu, tas fizinis darbas, Jėzus maitino tuos žmonės, jisai nėra tas auksas, sidabras ir deimantai. Jis nėra. Jis gali būti labai brangus, jeigu žmogus iš nedavimo, iš neaukojimo, jis atsiverčia į aukojimą ir pasikeičia ir pradeda duoti ir mylėti kitus žmonės, būtent per tai, kad jisai tarnauja ir išmoksta mylėti ir duoti kitiems žmonėms, jis pats pasikeičia. Matot, kai mes visi mirsime, kas čia ir sakoma, kad kai pereisim per ugnį, kai visi mirsime, tai nebus svarbu tas maistas. Bus svarbu, ar žmogus išgelbėtas ir kiek jisai per gyvenimą pažino Dievo, kiek Dievas veikia per jį, kiek jisai patyrė santykio su Dievu. Va tai bus svarbu, tai bus dvasiniai dalykai, asmeninis santykis su Dievu. Ir gali jisai atsirasti per būtent tas maisto akcijas, per tą labdarą, gali jisai atsirasti pas mane asmeniškai, gali jisai atsirasti. Bet koks jo ten tas lygis, žodžiu, jisai atsiras ir gal pas kažką didelis lygis bus ir bus gerai. Arba Jėzus gydė žmonės. Kitas pavyzdys, tai ir jisai vaikščiojo ir jo ieškojo, paskui, kai jis daugelį pagydė, tos eilutės neįsirašiau, kitą įsirašiau, neįsirašiau, atsiprašau, net ten pažiūrėjau. Markaus 1:34 paskaitysiu, 34. Jis pagydė daug sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie pažino jį.
Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs, nuėjo į nuošalę vietą ir ten meldėsi. Simonas ir buvę su juo nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten pamokslaučiau, nes tam esu atėjęs. Kai kurie žmonės tikrai sunkiai serga ir nori pagyti, nes ir skauda, ir nemalonu, ir negali normaliai mąstyti, nes kada skauda kažką, tai tu net negali susikaupti ir net sunku dėmesį kažkur kitur nukreipti, tarkim, jeigu sunkiai sergi, net sunku šventą raštą iš tikrųjų skaityti. Ir Jėzus čia matome, kad ne visus pagydė, žmonės atėjo ir ieškojo jo, mokiniai susirado ryte jį, besimeldžiantį, sako, žmonės atėjo, sako, taigi eikime, sako, jiegi atėjo iš gydymo, kas tau dabar paims išgydys ir gerai bus visiems. Ir Jėzus sako, kad ne tam aš esu atėjęs, eikime į kitus miestelius ir pamokslaukime gerąją naujieną. Atrodo, koksai žiaurus. Bet Jėzus suprato ir žinojo šitą. Ir manau, ir mes turime žinoti, kad šitie kūnai vis tiek mirs. Ir tas išgydymas gali pasitarnauti įtikėjimui, gali pasitarnauti kaip ženklas, kad Kristus yra Mesijas, kad yra gelbėtojas. Ir tuo metu jisai darė tų stebuklus, kad įrodyti žmonėms, kad jisai tikrai turi antgamtinę galią, kad jisai tas tautos lauktasis gelbėtojas, bet nebuvo jo tikslas, kad visus žmonės išgydyti, nes vis tiek žmogus susirgs tai kita liga ir galiausiai vis tiek mirs. Ir Lozorių prikėlė Jėzus ir Lozorius vis tiek turėjo mirti. Dar kartelį turėjo mirti. Jis todėl svarbiausias gimimas iš aukšto, kas yra vertinga. Ir vieną tokį brolį Liną pažįstu, jisai studijavo mediciną ir gydytojų, jisai mokėsi, jis labai protingas, gerai Dievas davė jam malonę studijuoti, mokintis ir jisai šiuo metu tai dirba laboratorijoje. Ir sakau, tai kodėl tu, sakau, neėjai iki galo, neėjai gydytojų? Sako, aš galėjau būti, sako, ir aš tikrai galėjau, tai, bet sako, man bestudijuojant visą tai, sako, aš supratau, kad aš jeigu gydysiu žmonės, būsiu gydytojas, jie vis tiek sirgs ir vis tiek mirs. Bet sako, Dievo žodžiui daugiau laiko skirti, nes ten tas gydytojo darbas visiško pasišventimo reikalauja. Sako, o aš, sako, pasirinkau eiti į laboratoriją, kad aš turėčiau daugiau laiko, jisai kalėjimo kapelionas. Eiti ir į kalėjimus, jo tėvas irgi pastorius yra. Tai eiti ir į kalėjimus ir padėti toje tarnystėje, turėti daugiau laiko. Tai štai kaip jisai pasirinko. Gal aš nesakau, kad būtinai visi dabar taip ir darykime, bet principas yra tas, kad asmeninis augimas Kristuje labai svarbu, kad aš tapčiau toks kaip jis šitoje žemėje, kiek įmanoma. Tai yra tas auksas ir sidabras. Ir ar tai padės iš tikrųjų žmonėms atsiversti, kas bus po mano mirties, ar tai yra išliekantis turtas. Tai va šitie dalykai yra svarbus. Ir kartais, tarkim, net ir tas mokymasis, ar medicinos ten, arba tuos gerus darbus darant, jis pareikalauja nežmogiško tokio pasiaukojimo, antgamtinio tokio, visiškai tu turi savęs įsižadėti. Ir tai yra gerai. Tai yra Kristaus bruožas, jisai aukojosi dėl mūsų. Ir tos savybės išlieka. Aš tapau aukotoju savęs kitiems. Ir tai yra gerai. Ir gali būti, kad būtent tu turi tikrai, jeigu žinai, kad nenori mokintis, bet žinai, reikia atsiskaityti ir tu aukojasi ir tikrai sunkiai, ir tu lipi per save. Ir tai yra gerai. Arba tarkim su vaikais, kai čia pas mus tų šeimų yra daugia vaikų, tai irgi reikia lipti per save. Nepatinka, nesinori. Ir yra visokiausių kitų reikaliukų, bet kartais reikia lipti per save. Ir Jokūbas sako, kad džiaukimės sielvartais, nes sielvartas ugdo ištvermę. Taigi, tie dalykai, jie sukuria mumyse
padeda mums ištobulėti ir jie yra išliekantis, jie yra amžini. Ir čia svarbus tas momentas, kad atskirti. Todėl Paulius ir sako jiems, kad kas stato ant šio pamato. Atrodo, kad aš seku Kristumi ir aš darau tikrai gerus darbus, tarkim, kaip pavyzdį, nenoriu pasakyti ten apie blogo, apie karitą, tikrai viskas ten gerai tarnauja žmonės arba iki maisto banką arba kitas tas veiklas, nesakau. Bet aš sakau, kad jeigu tik sudedam visus kiaušinius į tą krepšį ir sakysime, kad o čia tai jau bus mano atlygis danguje, arba būsiu gydytojas ir visiems padėsiu visą gyvenimą. Ir sudedu ir sakau, o čia tai gausiu atlygį. Ir aš sakau, kad šventame rašte taip neparašyta, kad tu gausi didelį atlygį, nes atlygis yra panašėjimas į Kristų ir kas bus po mirties. Būtent, kai mano gyvenimas baigsis, kur aš būsiu nuėjęs. O tame. Ir galbūt tikrai gali ir tam karite toli nueiti, ir galbūt ir gydytojo toj specialybėj. Bet tik sakyti, kad aš padėsiu žmonėms ir viskas čia bus gerai. Nebūtinai. Tai va. Dar keletas dalykų, tai pabaigai. Tai auksas, sidabras ir brangiakmeniai yra vertingi dalykai. Jie brangus ir kainuoja daug laiko, kad juos įgyti. O medis, šienas ir šiaudai yra pigios statybinės medžiagos. Ir joms nereikia daug laiko. Ir mūsų gyvenime, kad sukurtume pasikeitimą, mes turime įdėti daug laiko. Ta prasme, Dievas duoda tą laiką, bet pasikeitimas greitai neteina. Ir kad tai įgyti, kad pasikeitimas mūsų gyvenime įvyktų, mes turime daug pereikti. Bet tai yra tie brangus dalykai, kurie išlieka, kurie duoda tikrai išliekančią vertę. O tarkim, tik tokia pagalba greita, tokia staigi, tokia, nieko nereikalaujanti iš manęs, nei pasiaukojimo, nei pastangų, tokia, čia taip padėsiu, turiu, tarkim, ten kelis litus, eurus įmesiu, žodžiu, ir čia man atlygis danguje. Ir kaip atsimenam, ta našlė įmetė visą, ką turėjo. Nedaug įmetė išoriškai, bet jinai labai tikėjo ir daug paaukojo, nes mažai turėjo. O kitas daug turi ir tiesiog nuo to daug, čia biskį įdėsiu, žodžiu. Ir Jėzus matė ir sako, kad ne tie, kur daug išoriškai aukojo pinigų, iš tikrųjų daug aukojo, bet ta našlė, kuri įmetė, kad ir mažai turėjo, bet įmetė visą, ką turėjo. Tai ta daug aukojo. Tai tokia šiandieno žinia ir užbaigsiu maldą. Dėkoju Dieve tau už tai, kad tu mus pašaukei augti tavyje, augti panašume į tave, tomis savybėmis, kurias tu, Dieve, sukuri mumyse per šventąją dvasią. Padėk pasiduoti šventai dvasiai, kuomet jinai rodo, kad turime Viešpatie nusižeminti, aukotis, padėti kitiems. Dieve, meldžiu, kad mūsų gyvenimai neštų tau garbę, tau šlovę, kad mes mąstytume apie tolimus gyvenimo laikus, kur mes praleisime amžinybę, su kuo ir kokie būsime pabaigoje, Dieve. Padėk mums, gelbėk mus, tau te būna garbė ir šlovė per Jėzų Kristų. Amen.